Man gėda. O čia normalu, kad žmonės į fulę atėjo vis tiek ką čia mėtų. O gal galit paaiškinti, kas čia buvo dabar ką tik? Klausyk, o kuris tavo teisėjas gražiausias? Aš tiesiog praleidau įvartį ką tik. Kiek pinigų liko? Geras klausimas. Tai labo dieną visiems. Esam prie didžiausios, gražiausios šiuo metu Lietuvoje vietos. Pažiūrėsiu į kamerą, pasakysiu, man gėda. Realiai, tiesiog yra gėda, kad nesu buvęs futbolo varžybose, nes krepšinio varžybose esu buvęs. Į Žalgirio radijo mikrofoną esu kalbėjęs, bet į Kauno Žalgirio futbolo rungtynės nesu niekada buvęs, tai neslėpsiu yra jaudulio. Ir hipotetinė situacija, žiūrėkit, mes net turim 50 eurų. Kaip už 5 eurų pasidaryti savo pramogą? Aš kadangi mėgstu nuolaidas, mėgstu špigiai papramogauti, tai aš labai tikiuosi, kad čia kainos nėra užkeltos ir aš pavalgysiu, pamušiu būgną, parėkausiu ir dar pamatysiu kokius bent jau 3 mažiausiai įvarčius. Galim varyti. Tai bilietą aš jau nusipirkau, jis man kainavo 15 eurų, dabar operatorių vadyk tą čin-čin garčiuką. Šaliką gal nori nusipirkti, labai fainas šalikai. Jo, maikučiai irgi yra, prašau, šalikai, maikutė, futbolo kamuolį nusipirkti galite. Prašau, drąsiau. Paprašyk tėtis ir kojinės nupirkti, žinok. Paprašyk ramiai, žinok, tėtis ir pinigo yra. Žodžiu, pirsim ir šaliką, bet šalikų įeiti stadioną kažkaip nelabai gražu. Prašau, vieną šaliką. Palaukite, pasusimokėti gal reikėtų, pridėsiu. Gerai. Ačiū. Viskas vietoj, herbas vietoj, šalikas vietoj. Man liko 25 eurų. Man su matkė nėra labai gerai. 25 eurai maistui ir gal dar pramogom, kurių tikrai, manau, ten netrūksta. Žodžiu, prasibrovėm, įspūdžiai pirmieji labai geri. O, šalikas, tikiuosi gerai. Žiūrėkit, parašyk komentaruose, jeigu kažkas blogai su šaliku, jeigu blogai kažkaip užsidėjo, ką žinau, gal apsipešiojęs kažkas, gal nelygiai. Aš su atributika stengiuosi elgtis labai apdairiai, tai jei ką, sakykit. Aš dievinu visą, kas yra nemokamai, tai prašau, pažymėkit mane. Gerai. Oho, šitą su tokiu piktumu per tą žandą išbraudžiami. Ačiū labai. Galima varyti fanų zoną, ten irgi yra pramogų, o po to varysim pavalgyti. Einam su žalgiriniu pasilabinti. Ok, šiaip aš labai noriu į kašį įmest, o po to eisim prie fulės, gal aišku. O čia normalu, kad žmonės į fulę atėjo vis tiek į kašį mėtų. Neskaito. Gal tikrai į fulę persimest? Gerai, šitą skiriu Kauno Žalgirio futbolo fanams. Šitą metimą. Yra. Einam paieškoti, kur praspirti būtų galima. Atsiprašau, kur čia praspirti kamuolį galima? Iš kojos. Nu, paspirti. Nėra čia bartų kažkokių? Nežinau. Tik stadione jaučiu. Supratau. Aš taip ir žinojau, kad negalime visais pasikliauti 100%. Kur čia galima, kad paspar? Ne, čia niekur nėra. Čia nėra tokios vietos fanų zonai, kur būtų galima praspirti tiesiog. Yra manančių, kad iš 100 pataikysiu. Aišku, kad nėra. Abejonių kyla daug. Tiek man panos duoda, kai iš 10 vertina. Iki rungtynių liko labai nedaug laiko. Šalkės baisiai, o čia yra, pažiūrėkit, 4-5 furgonėliai, namukai, kur galima užsakyti maistą. Mane asmeniškai, kaip čia skaniai kvepia. Asmeniškai domina kepta duona. Mano tikslas yra išragauti visas pasaulio keptas duonos su sūriu. Tai va, 4 euriukai, čia yra mano visiška kaina. Norėčiau keptos duonos paragauti jūsų. 4 eurai, vis dar 4 eurai pas jūs, ne? 4 eurai. Duonytė? O, gerai, varom atsigert. Gal kokios fantos? Dabar likę 21 euras. Įdomu, kiek fanta kainuoja. 3 pam. Tai bus 18,50. 3,60. Gerai, super, labai gerai. Aš bandau 5 eurų įsitek šiandien. Virutė. Wow, čia jau mačas prasidėjęs, einu greitai į vietas. Gal galit paaiškinti, kas čia buvo dabar ką tik? Aš pirmą kartą futbolo varžybos esu, aš visiškai nieko nesuprantu, kas čia vyksta. Jo. Gal su galvom susitrengia. Galvom, ne? Taip išsvarė. Okay. Tuoj, pareina. Aš tiesiog darau viską, ką visi daro. Bet jau gerin. Šiaip nemažai chebros susirinkusios yra. Gal dar čia pakalbint galime? Aš matau, bičias labai skanę duoną valgo. Man atrodo, tą pačią, ką ir aš. Kokios prognozės šiai dienai, šioms rungtynėms? Sakyčiau, kol kas turim 29 rungtynių minutę, tai 3-1 Kauno Žalgirio naudai. Manau, Kauno Žalgiris rimtai atrodo. Ką Kauno Žalgiris? Rimtai atrodo? Rimtai atrodo, manau, bus pergalė. Į ką atkreip dėmesį turėčiau žiūrėdamas? Detalės į žaidėjų, kūno kalbą, kaip vienas su kitu bendrauja, gal kaip treneris reaguoja, irgi įdomu žiūrėti. Jo, jis ką tik pasiuntė šitą teisėją. Būna, ir taip.
Klausyk, o kuris tavo teisėjas gražiausias? Kitus teisėjus nenešiau, dabar į trenerius. Labai sunku iš nugaros žiūrint pasakyti, ne? Dar man matai, galvoju apie tus trenerius, galėjo, kad kostiumuką kažkokį užsidėti. Kostiumukas praverso, ne? Nu, bet jiems čia gal priimti su treneriu. Žiūrėk, bet to šortai tokie trumpesnėlė visai nieko ten biškitas. Aha. Aš nežinau, tiesiog rėkiu dažniausiai, tipo, kai tu... Įsijėls, aš irgi, tik kažkas aš... Aš šiaip turiu savo geltoną kortelę atsinešęs, galvoju, kažkada reikės parodyti, tipo, kuris bičias man nepatiks arba... Gerai. Kam čia parodyti? Gal žinai, kam parodyti galėčiau? Tik geltoni tokie labai silpniukai, bet tik kiek jie čia lūžta kojos jiems. Aš manau, kad jie tiesiog persistengia per daug, šiandien reikėtų paprašiau. Prieš galimybę. Pažiūrėk, atsarginiai batukai padėti yra. Aš rimtai. Kažkas gali būti, kad nutrins koją kažkam ir eis užsidės. Ai, nes tipo su naujais bateliais žaidžia, kaip būna, kai būtų. Čia mano yra tokia jo teorija. Aš tiesiog praleidau įvartį ką tik. Aš atsiprašau, labai noriu pasitikslinti, čia ne Žalgiris įmušė, ne? Ai, o kuris čia, kaip čia įmušė tą įvartį, aš nemačiau. Leido tiesiog. O kas įmušė? Nepastebėjau, aš irgi. Ai, ir jūs nematėte? Tiesiog priešininkų įvarčių nieks nemato tiesiog. Gal tiesiog čia yra programinė klaida ekrane, gal ne? Galėtų būti. Žiūrėk, aš turiu nekokią naujieną pranešti, gali būti, kad tai nuliūdins bendruomenę, bet galimai išleisiu dar 2 eurus arba 3 eurus. Ir iš 18 eurų liks 17 kem. Kažkas čia skaičiavo, kad aš nemoku skaičiuoti, tai yra tiesa. Bet noriu žiauriai kavos noriu, tai varom kavytės. Va, pertraukėlė prasidėjus yra. Aš šiaip ir tų spurgų žiauriai norėčiau. Aš saldumynams žiauriai neatsparus, bet aš turiu netgi planą kokį 10 eurų parsinešti. Aš tikrai įrodysiu, kad čia 5 eurų net nereikia, kad tikrai gerai papramogautum. Tai kavos su pienu ir ramu. Dėkui. Oi, gerutė kavytė, gerutė. Kiek pinigų liko? Geras klausimas. Tai dabar kiek čia 2 eurai, 3 eurai kavytė kainavo, tai 15 eurų dar drąsiai galiu. Aš manau, kad šiaip geri žmonės futbolą žiūrėti renkasi, aš manau, kad dar man net paskolintų kažkas. Čia, man atrodo, paskutinė tikrai ataka. Blemba, kaip reiktų dar vieno to įvarčiuko. Aš nedaug prašau, tik vieno įvarčio. Vieno. Nedaug trūko. Nu ką, dėja, pergalės nėra. Nusivylęs ir žalgirinis yra, truputėlį nusivylimo. Galva nuleidė, šipsenėlė galėtų daugiau būti. Bet aš tai labai gerai laiką praleidau. Tikiuosi, netapsiu pralaimėjimu kažkokiu talismanu. Ir kitą kartą tikrai būtinai apsilankysiu. Sutaupiau 14 eurų, neišleidau 50 eurų, nes manau, kad taupyti irgi reikia. O už 3 eurų čia galima tiek pramogų gauti. Tai visi Dariaus ir Girėno stadioną. Kauno. Žalgiris.